problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sveiki visi, su jumis Jaunimo kodas, aš Jūratė Kriščiūnaitė, vėl iššokusi į Jaunimo kodo vedėjų komandą ir šiandien laida su politologu daktaru Vytautu Sinica. Labas, Vytautai. Sveiki. Tai Vytautą mes galim žinoti ir iš viešosios erdvės kaip politologą. Vytautai, noriu paklausti, nuo ko viskas prasidėjo, kaip atsirado pilietiniai, patriotiniai jausmai? Patys sunkiausi klausimai yra apie save. Gal ir man įdomiausias? bent jau, gal ir įdomiausia, taip, nes tada pradėjau ieškoti ir knibinėti, kaip į veidrodį žiūrėti savo praeitį. Aš negaliu atsekti, nuo ko prasidėjo patriotiniai jausmai, turbūt tiesiog nuo tėvų auklėjimo buvo gan aiškus tie dalykai, kad patriotizmas, meilė Lietuvai, bet aišku, tik tai suaugęs pradedi kažkaip konkretinti, ką tai turi reikšti, kokiu veiksmu ar neveiksmu, kuo tai privalo pavirsti. Tas toks abstraktus dalykas, kaip patriotiškumas atrodytų. Man buvo labai anksti sąlyginai aišku, kad aš noriu studijuoti politikos mokslus. Žinau, kad dažniau žmonės nežino baigdami mokyklą, ko jie nori studijuoti, negu kad žino. Man buvo aišku ir aš tą dariau. Bet dėl ko buvo aišku? Nes buvo įdomu. Buvo labai įdomu politika, buvo labai įdomu istorija. Iš tų mokykloje dėstomų dalykų istorija yra turbūt ta labiausiai tokia susijusi su politikoje ir visuomenės gyvenimu. Ir tikrai žinojau, kad ne kalbos, ne gamtos mokslai. Buvo aišku. Tik tai vienas net neatitikimas gal su stereotipais, dauguma bent jau mano laikais, tai čia buvo 2009-ieji, stojančiųjų į politikos mokslus svajodavo būti diplomatais, ambasadoriais, kažkuo tokiu, o aš nė minties tokios neturėjau, todėl kad gal po 10 klasės kažkada jau į pabaigą mokyklos teko keliauti į vieną tarptautinę konferenciją, tokią simulaciją ESBO organizacijos Vienoje, ten susitikti su ambasadoriumi prie tų tarptautinių organizacijų ir tada man nušvito, iki tol aš gal irgi turėjau kokių nors panašių minčių, dabar negalėčiau garantuotai pasakyti, bet tada man nušvito, kad diplomatai nuolatos rotuojami ir jie keliauja po pasaulį be vienos vietos, o man tai yra, ir vėl aš nežinau, niekas konkrečiai taip nemokė, bet kraujyje tiesiog atrodo, kad sėslus gyvenimas. Ta prasme, aš labai prisirišęs prie vietos, aš galiu ir mėgstu atostogauti kur nors, bet mintis apie gyvenimą kažkur kitur arba nuolatos vėl vis kažkur kitur man yra tiesiog baisi, tiesioginio žodžio prasme. Tai va, diplomatu būti aš niekada nenorėjau, bet politikų, tiesiog dalyvaujančių politikoje irgi nenorėjau. Bet kaip sritis, pirmiausia studijuoti ir susipažinti, tai buvo įdomu. Ir studijų metu tapo aišku, ypatingai iš profesorių, iš profesoriaus Radžilo, profesoriaus Jokubaičio, turbūt daugiausiai jų įtakos, kad tu negali būti tas pasyvus žmogus, kuris tiesiog stebi, kaip viskas vyksta ir čia abejingai kaip į mokslo objektą žiūri į valstybę, nors labai dažnai politologai būtent taip ir daro, bet aš manau, kad tai nemaža klaida. Tu esi ir pilietis šalia to, kad ekspertiškai vertinantis tą politinį gyvenimą ir tau tai rūpi ne tik kaip kažkas, ką gali stebėti, kaip eksperimentą, bet čia tavo valstybė, tavo visuomenė, tauta ir tu turi kažkaip prisidėti, jeigu matai, kad kažkas krypsta negerai. Ir čia susiduria tie du dalykai, nežinau, gal po to plėsimės, patriotiškumas ir pilietiškumas. Labai dažnai, man atrodo, šiandien jau kurį laiką, virš 10-mečio, jie tarsi keičia vienas kitą. Anksčiau kalbėdavo ankstesnės kartos apie patriotizmą, o šiandien daugiau yra kalbama apie pilietiškumą, tarsi pakaitalą, bet tai nėra pakaitalas. Pilietiškumas yra aktyvumas. Taip labai paprastai kalbant, pilietiškumas reiškia, kad mums bent kiek rūpi vieši dalykai, ne tik mūsų asmeninis gyvenimas, kaip pragyventi, kaip ten vaikus leisti į mokyklą, tėvais pasirūpinti ir dar kažkas, tai ne tik mūsų ūkis, taip paprastai sakant, bet ir kažkas anapus to. Bet tai gali būti bendruomenė, tai gali būti parapija, tai gali būti, gamtos tvarkymas, dabar galbūt populiarėja. Pilietiškumas pats savaime nereiškia rūpinimosi savo valstybę. Tai tiesiog reiškia, kad tu esi aktyvus anapus savo asmeninio gyvenimo. Galų gale tai reiškia, kad tai gali būti nebūtinai geri dalykai. Žmonės pilietiškai protestuodavo, ten už taikius, gerus, pragmatiškus santykius su Rusija ir šiandien žinom, kad jie klydo. Pilietiškumas savaime nereiškia, kad tu padarysi labai gerai. Tai tik reiškia, kad tu neabejingas, kad tu aktyvus. Ir todėl pilietiškumą reikia jungti su patriotizmu, kad tie dalykai eitų kartu ir čia aš manau yra dabar tam tikra švietimo spraga ir mūsų viešo kalbėjimo spraga.
kad tarsi pilietiškumas pakeičia patriotizmą. Ne, jis turi papildyti vienas kitą. Patriotizmas kaip meilė ir rūpestis būtent valstybė, jos išlikimu, jos klestėjimu, saugumu, tvirtumu, kaip norim vadinkim, sujungu su pilietiškumu kaip aktyvumu, va tada gali tikėtis gerų dalykų. Ir va tokią formulę aš, nežinau, stengiuosi taikyti savo ir siūlau taikyti kitiems. Nes gali būti pilietiškas, bet ne patriotiškas galbūt. Visai kituose dalykuose gali būti pilietiškas. Ir atvirkščiai, gali būti taip, aš pavyzdžiui įvairiuose renginiuose mėgstu minėti tokį pavyzdį, kai Žalgirio gerbėjai buvo laikas, kai tai būdavo labai tema, nes krepšinio komandoms trūkdavo pinigų ir įvairias komandų, klubų, gerbėjų susibūrimai ten, draugijos, asociacijos ir tiesiog fanų klubai kovodavo už tai, kad savivaldybė skirtų lėšų jų mylimai komandai. Tai yra pilietiška, vienareikšmiškai tai yra pilietiškumas pagal apibrėžimą, kovoti už finansavimą savo mylimai komandai. Ar čia kažkiek patriotiška, ar čia rūpestis valstybė? Ne, tai nėra anti, tai jokių būdų nėra blogai, bet tai tiesiog nėra politikos ir valstybės rytis. Pramoga galbūt labiau. Taip, tai va, tai čia tai padeda, aš manau, tokie pavyzdžiai padeda suvokti, kad vis dėlto pilietiškumas savaime nėra patriotiška. Ir gali būti pilietiškas, bet nepatriotiškas. Taip turbūt būna dažniau netgi. Gali būti patriotiškas ir nepilietiškas. Tai yra, mylėt valstybę, bet tik mintyse ir gal žodžiais, bet nieko dėl to nedaryti. Tai gal tas pilietiškumas dar pagal naujas madas ir dėl klimato kaitos ir kad ir tavo paminėtas pavyzdys net šiek tiek išstumia patriotiškumą, nes jis tampa nebe toks susietas su pilietiškumu. Taip, išstumia ir aš sakyčiau, kad čia gal net kelios to reiškinio srovės yra. Vienas dalykas, tai ką jau čia bandžiau minėti, kad turbūt po 20, kai jau gyvenam 21 amžiui, maždaug sulig amžiaus persukimų pradėjo viešumoje politikai, mokslininkai, visi, kas komentuoja, žurnalistai, tiesiog pakeitė žodyną. Visi pradėjo kalbėti tik apie pilietiškumą, o patriotizmas, čia kažkaip pelėsis ir kerpėm apaudė senoviškai, čia gal Maironis ir Smetona galėjo kalbėti apie patriotizmą, dabar nebetinka. Buvo toks jausmas ir toks pasikeitė žodynas. Tai savaime keičia situaciją ir mūsų supratimą. Kitas dalykas yra globalus, ne Lietuvos, aš manau, o pasaulinis, ir čia tas pats Petersonas, Jordanas apie tai daug šneka ir kiti pastaruoju metu, manau. Klinikinis psichologas iš Kanados. Aha, nepristačiau teisingai. Apie tai, kad yra tendencija, ypatingai tarp jaunų žmonių, ir jis, nežinau, vartoja tokį žodį, bet aš taip supaprastinčiau, kad tai yra saviapgaulė šitą tendenciją, tai yra savęs apgaudinėjimas, kai žmonės kelia savo neįmanomus tikslus išspręsti pasaulinės globalias problemas, kuriams iš esmės negali turėti įtakos jokios, bet spręsdami tas globalias problemas nebekelia savo jokių uždavinių va čia šalia savo bendruomeniai, savo valstybei, savo mieste. Ir jaučiasi svarbus. Nežinau, aš jokių būdų nenoriu smerkti, aš tiesiog manau, kad tai yra tam tikras pasiklydimas, prioriteto vertimas aukštyn kojomis. Nes, dabar toks dažniausias, aš neturiu duomenų ir negaliu objektyviai pasakyti, kaip Lietuvoje yra, tarkim, su tuo susirūpinimu klimato kaita tarp jaunimo, bet vakaruose tai tikrai yra toks tarsi numeris 1 susirūpinimas jaunosios kartos. Ir kas yra? Objektyvus faktas, kad mes savo pastangomis, aš konkretus žmogus, netgi Lietuva, kaip labai mažai tarši šalis šiaip jau, ir netgi Europa, kaip sąlyginai mažai taršus žemynas, mes galim dėti visas pastangas, laikytis visų susitarimų, kuriuos ten Greta Thunberg ar kas pasiūlo, ir vis tiek pačių tų susitarimų šalininkų prognozėse tai nepakeis situacijos iš esmės. Tai nesustabdys klimato kaitos. Ir kas lieka dažniausiai nepasakyta, nes truputį nekorektiška, nes trečiasis pasaulis, Azijos šalis, Afrikos šalis, Pietų Amerikos šalis yra tie didieji teršėjai, kuriems mes negalim padaryti jokios įtakos, mes negalim jų priversti to pakeisti. Ir tada toks jaunas žmogus, kuris nukreipia save į kovą, į tą vadinamą klimato aktyvizmą. Ir aš tai imu tik kaip pavyzdį, aš nenoriu pasakyti, kad aš esu prieš čia žaliasias ekologinės idėjas ar kažką, bet apie kaip veikia tas mechanizmas. Mes išsikeliam milžiniškus tikslus ir stengiamės net negalvoti apie tai, ar mes galim jiems padaryti kažkokią įtaką. Nes dažniausiai negalim. Ir ta Petersono frazė yra, kad susitvarkyk pirmą savo kambarį, tik tada pradėk globalias problemas spręsti. Tai yra truputį gal pašaipiai skamba, bet principas yra teisingas. Mes turim pradėti nuo tų dalykų, kuriems iš tikro galim turėti poveikį. Susitvarkyti savo namus, tada įžengti savo bendruomenę, nežinau, tvarkyti kiemą ar kažkokias aplinkos klausimus. Ir
tada... Mažiau kavos puodelėse pirkti paprasčiausiai. Nu taip, bet kokia yra intencija? Ar palaikyti tvarką? Nes čia irgi nukrypčiau gerokai gal nuo politiškumo, bet yra, labai tiksliai neapibrėšiu, bet yra nemažas skirtumas tarp tiesiog rūpesčio gamta, ne, kaip savo aplinka, kaip pavyzdžiui dabar Lietuvoje aš labai žaviuosi, yra didelis susirūpinimas miškų išlikimu. Tai yra labai apčiuopiama ir labai teisinga. Mes turim labai gerą pokytį turbūt per pastarąjį 10 ir kiek daugiau. Kai aš buvau paauglys, dar būdavo normalu mesti šiukšles gatvėje. Tarkim Vilniuje. Dabar nebėra. Tikrai nebėra. Prie žalių ežerų nieks jau nebemeta Vilniuje. Bado akis, jeigu gatvėje kas nors šiukšlę numeta, taip tiesiog atmestinai. Ir šitie pokyčiai yra geri ir teisingi, bet jie yra apčiuopiami, jie yra čia. Kai tu rūpinėsi, tarkim, savo rajoną, kur nors žmogus gyvena Molėtų rajone ir rūpinasi, kad Labanoro miškas nebūtų iškirstas. Bet tai yra tas pilietiškumas, kuris būtų sveikintinas, bet kuriuo atveju tai yra apčiuopiami dalykai, kuriuos gali pakeisti ir kuriuos, aišku, reikia keisti, tai yra teisinga. Ir visai kas kita yra, nors iš pažiūros tarsi tas pats, kai tu atlieki veiksmą, na, kad ir šiaudelį ten kokį perki kitokį ar puodelį, su mintimi, kad aš taip sustabdysiu visame pasaulyje klimato kaitą. Tu tuo šiaudeliu to klimato kaitos nesustabdysi. Bet pavyzdžiui, jeigu tavo motivacija yra susiformuoti teisingus gerus įpročius, neturint iliuzijų, kad tu pakeisi pasaulį tais įpročiais, bet kad tu pirmiausia pakeisi savo gyvenimą, savo įpročius pakeisi geresniais, tada tas veiksmas yra geras ir intencija. Nu, daug jau mes čia tokių didelių temų palėtėm, tai girdim tokį patarimą, pastebėjimą, tiesiog pradėti nuo arčiausiai, kaip sako, mylėk, tai pradėk nuo savęs ir savo artimo, taip pat savasi arčiausiai, taip pat ir su veiksmais, bet čia mums jau reikia trumpam išsiskirti. Radio stotis XFM. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Čia Jūratė Kriščiūnaitė su Vytautu Sinica, politologu, neseniai, visai dar taip neseniai apsigynusiu doktorantūrą, ar ne? Taip, dar metai nepraėjo. Tai va, ir daktaru Vytautu Sinica ir kalbamės apie pilietiškumą, patriotiškumą, bandom suprasti, kas čia kaip ir palėtėm paskutinės madas pilietiškumo, tai per žalumos saugojimą, rūpinimąsi klimato kaita. Ir vienas populiarus teiginys, kad gal ne tiek teiginys jau ir teiginys, bet ir tarp eilučių sklandantis, kad reiktų gal mažiau čia tų vaikų turėti, nes žmogus labai teršia aplinką. Labai, labai paradoksaliai idėja, tiesą sakant. Gali būti daugybė priežasčių neturėti vaikų ir mes čia dabar needituojam, aš manau, bet konkrečiai ta idėja, kai žmonės sąmoningai renkasi neturėti vaikų, kad išgelbėtų planetą nuo taršos, tai yra, nesupykit, nesąmonė. Nesąmonė todėl, kad skirtingose pasaulio dalise šiaip kelios priežastys, bet pradėkim nuo to, kad skirtingose pasaulio dalyse yra visiškai skirtingos demografinės tendencijos. Ir kai yra kalbama... Gal išgelbėsim pasaulį nuo lietuvių? Išgelbėsim. Čia tiesiog perėjot prie išvados. Taip, tokiu būdu galima tik išgelbėti pasaulį nuo lietuvių. Geriausiu atveju ir patys suprantam, tikiuosi suprantam, kaip tai yra, ironiška, makabriška ir neteisinga. Pasaulio nuo lietuvių gelbėti nereikia. Mes kaip tik esam greičiausiai nykstanti, konkuruojam visada tose topinėse pozicijose, prizinėse. Pagal Jungtinių tautų vertinimus lietuviai kaip tauta yra tarp 3 greičiausiai nykstančių tautų. Su Latvijais ir dar kažkuo, atrodo, iš Centrinės Amerikos vis konkuruojam. Labai liūdna. Ir tai yra labai liūdna, bet čia būtų vėl atskira ilga politinė turbūt kalba, ką dėl to daryti, bet tikrai esam paskutiniai sąraše tų visuomenių tautų, kurios turėtų susirūpinti, kad pasaulyje galbūt per dideliu tempu didėja žmonių skaičius. Tikrai ne mūsų nuopelnas, kad jis didėja. Pasaulyje žmonių skaičius didėja daugiausiai Azijoje, Afrikoje. Ir ten galima kalbėti apie tai, kad gal tas tempas yra per didelis ar kažką. Tuo tarpu Europa apskritai yra neigiamos demografijos žemynas. Europiečiai nyksta. Tos šalis, kurios Europoje turi demografiją pozityvę, tai yra nenyksta. Dažniausiai tas skaičius toks išlaikomas tik tai dėka imigrantų ir jų vaikų.
Nes imigrantai net ir Europoje, jeigu atvyksta iš kitų kultūrų, civilizacijų, žemynų, tai jie laikosi to gyvenimo būdo turėti daugiau vaikų. Tai yra įprasta jų kultūrose ir jie tada pakelia ir visos, tarkim, Prancūzijos, žinau, Prancūzijos statistika tai labai pakėlė, tai tarkime Prancūzijos vidurkius. Bet patys europiečiai, jie nebeturi įpročio, ir čia galim kalbėti apie civilizacinius pokyčius, turėti vaikų. Tai nėra jų prioritetų sąraše. Ir sakyti, kad Europoje, tarkim, o būtent Europoje, čia makabriškumas tos visos idėjos, būtent Europoje, kur labiausiai vaikų nėra, labiausiai paplitusi idėja, kad jų ir nereikia, nes žmonių per daug žemėje. O mes esam šito viršūnėlė. Pas mus ir taip vaikų ypatingai nėra, ir jeigu dar mes pasigauname šitą mintį, tai apskritai pagreitintai judam į išnykimą. Ir čia kitas klausimas yra, kiek mes apskritai, ar mums svarbu yra išlikti. Keistas gali skambėti klausimas, bet labai rimtas ir reikia jį savo užduoti. Mums kaip kultūrai, kaip visuomeniai, kaip tautai, ar mums svarbu išlikti? Ar mums brangu tai, kuo mes esam kaip visuomenė? Kas mums savita? Mūsų kultūra, istorija, kažkokie papročiai, na galų gale mūsų vardas, mes turim savimonę kažkokią, ar ne? Kai pasakai, kad savo aš lietuvis, o šitą gali tik vienas savo pasakyti, tai kažką reiškia. Tu su kažkuo sieji šitą žodis. Ir dažniausiai tai yra istoriniai, kultūriniai dalykai. Na, gali būti ir labai banalūs, krepšinis ar dar kažkas tai, bet gali būti ir šiek tiek tauresni, laisvės kovos ir panašiai. Tai ar mums rūpi, kad mes išliktume? Ne aš fiziškai, kuris kada nors vis tiek neišvengiamai pasens ir numirs, visų tas laukia, bet kažkas po mūsų, kažkas mūsų kaip bendruomenė, kaip kultūrinis ir politinis reiškinys. Tai šito noro išlikti jo mažėja. Šito noro mažėja ir tai yra, didelio susirūpinimo dalykas. Ir vėlgi tai yra mūsų specifika. Lietuvių ir apskritai europiečių specifika. Likęs pasaulis atrodo tokios problemos kol kas neturi. Ir tada dar vienas pjūvis, kuriuo ta idėja, aš čia gal ir užsivedžiau, bet dėl ko ta idėja neturėti vaikų, nes klimato kaita ir tai gal pakenks žemei, apskritai mąstymas supriešinant žmoniją su žeme, kaip tokia, kaip su ekosistema, jis yra labai žalingas ir pavojingas. Iš principo žmonija gali, tai nėra parazitas kažkoks ant žemės kūno, gali sėkmingai egzistuoti net ir augdama skaičiumi, sėkmingai egzistuoti nesunaikindama žemės. Prasme, tam tikrai netrūksta tyrimų. Klausimas yra, kaip mes tuos resursus naudojame, kaip protingai mes juos paskirstome. Žinom, kad beprotiški kiekiai maisto ir įvairiausių kitokių dalykų yra išmetami pirmame pasaulyje ir jų trūksta, vadiname, trečiame pasaulyje. Bet apskritai idėja, kad žmogus yra parazitas ant žemės kūno ir kad, kuo daugiau žmonių, tuo blogiau žemė ir kuo mažiau žmonių, tuo geriau žemė, tai yra labai destruktyvi idėja, kuri mus pačius verčia, kaip protingas žodis būtų nihilistiškai, žiūrėti į savo egzistavimą. Pradedi abejoti, ar mes turim teisę, ar aš kažko blogo nedarau egzistuodamas. Ir tai yra labai destruktyvi idėja, sakyčiau, nesu kompetentingas psichologijoje, bet sakyčiau, kad galinti vesti ir prie labai depresyvių minčių. Tikrai koks geras pastebėjimas, kad tai veda į supratimą, kad mes apskritai nelabai vertingi, o dar ir žalingi planetai, kurioje gyvenam. Ir čia mes dar kartelį išsiskirsim. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Kalbėjomės apie klimato kaitą ir tai, ką Vytautai sakei, veda į tokią išvadą, kad mes galbūt einam jau prie to, jog lietuvių tauta mums nėra tokia vertybė apskritai, jos buvimas ir egzistavimas. Jeigu klimato kaitą mes statom aukščiau, ar dar visi kiti dalykai, kaip manai, ar būtų teisinga taip sakyti, kad mūsų kaip vertybė, kad mes išliktumėm, kad mes esam, mažėja? Manau, kad mažėja. Čia aišku vėl, kaip nors objektyviai moksliškai pakalbėti yra sudėtinga. Aš manau, kad būtų daug pjūvių per kartas. Pirmiausia, skirtingų kartų žmonės turi skirtingą vertybių hierarchiją, kas jiems svarbiausia gyvenime. Ir aš manau, kad tarkim tarp jaunesnių žmonių būtų daugiau mąstančių apie globalius prioritetus, o tarp vyresnių žmonių daugiau mąstančių apie lietuvių tautos išlikimą. Bet bendra tendencija tokia egzistuoja kaip Europoje, taip ir Lietuvoje. Aš manau, kad tautos išlikimas arba net giminės išlikimas, kažko platesnio negu konkrečiai aš, žmogus, kuris nori maloniai, patogiai nugyventi gyvenimą, išlikimas tampa vis mažiau prioritetu.
Ir vis dažnesnis yra toks klausimas kartais ir neištartas garsiai, bet kažkur pasąmonėje sklandantis, kad, o kas čia tokio savaime vertingo tam kultūriniai bendruomeniai, tautai egzistuoti, būti. Yra nemažai tame vertės iš tikrųjų, yra nesutapimas istorijoje, čia gal tiek pasuksim į politiką, visiškai neatsitiktinumas, kad istorijoje sutampa. 19 amžiuje atsiranda šiuolaikinė demokratija ir kyla nacionalizmo banga, tas vadinamasis tautų pavasaris. Ligtolinės valstybės moderniais laikais, bent nuo 15 amžiaus iki 19 daugiausiai yra imperijos. Ir tas imperijas 19 amžiuje pradeda griauti nacionalinę idėją, kad turi egzistuoti vis dėlto tautos. Tautos egzistuoja, bet jos turi egzistuoti pačios apsispręsdamos ir save valdydamos. Joms reikia laisvės, nepriklausomybės ir savo valstybės. Šita idėja, tokia kulminacija pasiekė po Pirmo pasaulinio karo, kai labai daug imperijų griūva Europoje ir labai daug valstybių atsiranda Europoje. Ir Woodrow Wilsonas pasiūlo tokius 14 punktų, tarp kurių yra tautų teisė apsisprendimą. Ir kokia čia yra idėja? Kodėl iš vis turėtų tautos turėti teisę apsisprendimą? Todėl, kad kiekviena tauta remiasi kažkokia kultūra, o ta kultūra turi savitas normas ir jos savaime vertingos. Ir geriausia yra, ir šiandien pasaulis vis dar gyvena pagal šitą principą jau daugiau negu 100 metų, geriausia yra kiekvienai visuomeniai, jeigu ji galės savo priimti, rinktis įstatymus, kurie atitiktų tą jos kultūrą ir supratimą. Ir čia gali skambėti labai abstrakčiai, bet turbūt nesunku įsivaizduoti. Šiauriečiai yra dėja darbštesni už pietiečius. Pietų šalyse yra daugiau korupcijos, vadinasi, reikia griežtesnių įstatymų skaidrumui. Griežtesni įstatymai skaidrumui užtikrinti, antikorupciniai įvairiausia, jie apsunkina biurokratiją ir visokiais stabdžiais natūralų vystimasi tiek biurokratizuoja valstybės sektorių, tiek apsunkina gyvenimą verslui. Geriau yra be jų. Jeigu tik įmanoma, geriau yra be jų. To šalis, kurios yra mažiau korumpuotos, jos ir gali gyventi be jų. Ir įstatymai čia turi skirtis. Nėra vienų teisingų įstatymų. Tas pats yra su mokesčiais. Skirtingam šalims pagal jų ūkio sanklodą, pagal tai, kiek jos eksportuoja ir importuoja ir dar kažko daro, reikia skirtingų įstatymų mokesčių srityje. Tokių nėra vienų objektyviai teisingų įstatymų. Reikia tokių, kurie turėtų geriausią poveikį, geriausius, tiesą sakant, aš manau, principas turėtų būti ir čia krikščioniškas principas, kad didintų nuosavybės savininkų skaičių visuomenėje, kad kuo daugiau žmonių turėtų nuosavybės, būtų kaip įmanoma savo savi pakankami. Šiandien gal aktualu diskusijų apie NT mokesčius kontekste, kad turėtų būstą, nes būstas pririša mus, tiesą sakant, daugybė priežasčių yra jam turėti, aišku, bet vienas iš dalykų, kuris patriotizmo ir pilietiškumo kontekste turbūt yra svarbus, būstas mus pririša prie tam tikros vietos. Jeigu mes gyvenam sėsliai, tai yra daug didesnis šansas, kad mes tai vietai turėsime sentimentų. Kitas faktas, gal iš tam tikras šuolis atrodys minties, kad jeigu žmogus emigruoja į užsienį, kuo ilgiau jis gyvena užsienyje, tuo mažėja šansas, tokia tiesioginė priklausomybė, jog jis grįš į savo gimtąją šalį. Nes mes priprantam. Kuo ilgiau mes esam kažkur, tuo labiau priprantam. Ir valstybės tikslas, ir čia tikrai Lietuvos tikslas, nes Lietuva yra šiaip ir taip masinės emigracijos šalis pastarosius 20 metų, yra kurti tuos prieraišumo ryšius, kad jie būtų stipresni už kuo nors, dažniausiai be abejo pajamomis grįsta pagunda išvažiuoti. Bet ar jie kuriami? Jie nėra kuriami. Aš manau, kad Lietuva labai pasyvi šituo klausimu ir labai mažai ką daro dėl to. Nes, ir daug dėl to praranda. Daug dėl to praranda. Čia aišku, reikia suprasti, didžioji emigracijos, mes čia kalbamės Vilniui, ar ne, ir Vilnius yra augantis miestas, emigracijos šaltinis, iš kurio masiškai vyko ta emigracija daugiausia, tai yra Lietuvos provincija, taip supaprastintai grubiai tariant, nes jaunas žmogus, kuris užauga, baigia mokslus, dažniausiai važiuoja kažkur, jis vis tiek išvažiuoja. Ar tai yra į Kauną, ar į Vilnių, ar į užsienį, alternatyvos netokios jau principinės, tu vis tiek išvyksti. Iš Vilniaus didesnis šansas, kad grįši, bet ar ten bus darbo vietų sukurta, dažniausiai provincijoje darbo vietų trūksta, žmonės lieka tame mieste, kuris šiaip ar taip yra jau jiems svetimas, nebe gimtoji vieta. Gali išvykti Vilnių, gali išvykti užsienį, bet tu išvyksti. Pririšti jauną žmogų prie gimtosios aplinkos yra tikrai labai sudėtinga ir čia didelis iššūkis ne tik Lietuvai, bet ir bet kur. Todėl, nors Lietuva vis dar yra, tarkim, šalis, kurioje labai daug žmonių turi būstą,
tai daugiausiai liečia vyresnius žmonės. Jauni žmonės nori jį įsigyti, jauni žmonės vargsta su paskolomis ir taip toliau, ir ypač dabar čia su visais palūkanų kilimais tai yra skausminga aktualija, bet čia nereiktų išvelgti prieštaravimo, kad štai Lietuvoje labai daug žmonių turi būstą procentaliai, bet jaunimas vis tiek gana dideliu mastu išvažiuoja. Jaunimas yra ta visuomenės dalis, kuri neišvengiamai prieina gyvenimo etapą po mokyklos, kai jeigu gyveno mažoje gyvenvietėje, kur nėra darbo vietų, ir šiaip jeigu siekia mokslo, tai jis judės, migruos. Klausimas kur? Ir klausimas, kokią sukursim paskatas grįžti. Bet čia aš vėl gal sakyčiau šiek tiek nukrypau, pagrindinė mintis buvo ta, kad prisirišimą kurti prie vietos yra prasminga. Ir mes turėtume stengtis tą daryti. Tęsim pokalbį po dainos. XFM. Radijas gyvenimui. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Vytautai, dažnai paminimas toks, gal faktų negaliu vadinti, bet pastebimas polinkis, kad lietuviška savivertė kaip lietuvė, jinai nėra didelė, jinai yra maža. Ir galim pamatyti iš istorijos ir priežastis, ir tokius dėsningumus, kaip, pavyzdžiui, lenkėjimas buvo. Daug lietuvių sulenkėjo ir kažkodėl lenkų būti buvo geriau. Kažkada susirašinėjimo kalba buvo senovinė slavų kalba, berods taip. Ir lituanistai sako, kad nebuvo lietuvių kalba įnorminta, užrašyta, tiek nebuvo rūpinamasi. Ir daug įvairių kitų dalykų. Dabar yra toksai anglėjimas, galima pasakyti. Jaunoji karta, jaunimas yra kietai, turbūt pasakyti daug angliškų žodžių. Aš net girdžiu, kad labas keičia hello. Kai jau tokius arba hi ir kai tokius pagrindinius žodžius keičia užsienio kalbos žodžiai, tai jau gali tarti kažkokį perėjimą tos kalbos. Tai galbūt to žemo Lietuvoje pilietiškumo ir patriotiškumo priežastis yra bent iš dalies ir mūsų tokia, reikia nemaloniai pripažinti, bet kiek žemesnė lietuviška savivertė. Priežasčių to yra labai daug, ten toks raizginys, kurį ilgai painiotume, bet aš visiškai sutinku, kad viena iš priežasčių yra šita žema savivertė. Aš sutinku, kad jie egzistuoja, tokia žema. Tyrimai tą rodo, aš nepasakysiu dabar tikslių skaičių, bet pakankamai dažnas sociologų klausimas įvairiose šalyse yra žmonėms, kiek jie didžiuojasi, būdami, tarkim, mūsų atveju lietuviai, kiek jie didžiuojasi savo valstybę, kiek jie didžiuojasi, tarkim, jos simboliais. Ir Lietuvoje tie atsakymai yra santykinai, netokie ir dideli. Galėtų būti tokia hipotezė, kad jeigu tai yra maža šalis, kuri objektyviai negali pasiekti kažkokių tokių laimėjimų, pergalių ar tiesiog jėgos, kaip didelės šalis, tai mažina tą savivertę, bet taip nėra tokio ryšio. Yra ir labai iš didžių ir savim besididžiuojančių mažų šalių. Tai tuo aiškinti negalime. Faktas, kad yra ir tas kalbinis niuansas, apie kurį čia jūs klausdama išsiplėtėt, iš tikrųjų mes ir kalba savo nesididžiuojam turbūt ir nebandom jos apsaugoti. Ir čia jautrus tas tautinis klausimas, ypač dabar prasidėjusių masinių migracijų metu, bet turim pastebėti kelis dalykus. Dabar diskusijų dėl emigrantų ir dvigubos pilietybės išsaugojimo kontekste yra dažnas sakymas, kad ar galima realu tikėtis, kad emigravęs lietuvis išsaugos lietuvybę vaikuose, anūkuose ir taip toliau. Aš dažnai pasirodau žmonėms kažkoks niūrus pesimistas ar net griežtas, kad sakau ne, bet praktika yra tokia, ne, net labiausiai lietuvybę puoselėja išeiviai, tai yra pokario išeiviai, vadinamoji DP karta ir kiti, jie aiškiai pamatė, kad 2-3 kartas maksimum gali lietuvybę išlaikyti užsienyje, o po to ne. Ir tai yra šiuo atveju gal gana normalu, bet kai yra siūlomas mums pavyzdžių, sakykime, žydų tauta ar armėnų tauta, škotai, airiai, kurie sugeba visame pasaulyje paskleidę savo kultūrą ir pirmiausia kalbą išsaugoti, tai yra išimtis. Tai yra išimtis, galima atkreipti dėmesį, tai nėra labai didelės tautos, tai yra sąlyginai mažos tautos pasaulio mastu, bet jos yra labai stiprios tapatybės, labai
tampraus bendruomeninio ryšio, stiprių pastangų išsaugoti ryšį su savo tautiečiais, kur bebūtų, ir išsaugoti savo tapatybę, nes jie labai didžiuojasi. Tai yra sektini pavyzdžiai, bet tai yra, tikrai nėra taip, kad kokia nors vyriausybė galėtų nutarti, kad mes dabar turėsim tokią stiprią tautinę tapatybę kaip armėnai arba žydai ir būsim tokie. Tai paprastai nepasidaro. Tai yra šimtmečių, tiesą sakant, istorijos, kurioje buvo masinė migracija ir pasklidimas po pasaulį, turbūt daugiausiai įtaka ir tai paprastai tokių dalykų nepakartosi. Tai mes itin stiprios tapatybės ir pastangų išsaugoti kalbą neturim. Priešingai yra stebimas faktas, kad lietuviai, ir čia gal užlenkime 3 pirštus. Pirmas pirštas. Lietuviai užsienyje, ypač emigravę šiais laikais 21 amžiuje, dažnai ne tik, kad nesistengia išsaugoti kalbos, bet ir stengiasi kuo greičiau išmokti kalbėti kitą kalbą, kas yra gerai, ir nebekalbėti savąją kalbą, kas yra blogai. Nes kažkaip tu tada būsi antrarūšis ir čia yra nekieta, kabutėse, vaikams ypač kalbėti tą savo lietuvių kalbą. Pavyzdžiui, Anglijoje reikia kuo greičiau kalbėti angliškai ir lietuvių kalbą pamiršti. Aš nežinau procentais, kiek tokio mąstymo yra, bet jo yra tikrai daug, jis yra stebimas. Kitas dalykas yra tai, ką pati paminėjai, tai yra Lietuvoje moksleivių, vaikų persiėmimas anglų kalba. Dabar kieta yra kalbėti angliškai ir vaikai tą masiškai perima ir tai kelia labai daug tiek Lietuvos kalbininkų, tiek pedagogų bendruomenės, rūpesčio, susirūpinimo, tiek išvis išliks, kokia bus ta savimonė ir kokia bus ta kalba. Jeigu vaikai nebenori ją kalbėti, jie renkasi kalbėti angliškai tarp savęs, kai nėra jokios būtinybės tą daryti, kai abu pokalbio dalyviai yra lietuviškai mokantis ir kalbantis, bet jie renkasi kalbėti angliškai arba tų angliškų žodžių yra labai labai daug. Ir vėl čia mes nemoralizuojam, vaikai elgiasi taip, kaip elgiasi, bet mes turim įvertinti reiškinį, jį pripažinti ir galvoti, tai kodėl taip vyksta. Ir tada trečias dalykas yra mūsų santykis čia Lietuvoje su atvažiuojančiais į Lietuvą. Atkreipkim dėmesį, akivaizdu yra pastaraisiais metais ir tikrai ne tik dėl karo Ukrainoje, ne tik dėl pabėgėlių, bet daugiau, jeigu taip bendrai paėmus, dėl tiesiog liberalizuotos darbo imigracijos į Lietuvą. Į Lietuvą atvažiavo virš 100 000 užsieniečių iš buvusių sovietinių šalių. Daugiausiai iš Baltarusijos, iš Rusijos ir iš esančių už Kaspijos jūros. Kazakstano, Uzbekistano, Turkmenistano ir ten tų šalių. Ir jie važiuoja čia, nes jie kalba rusiškai ir jie tikisi susikalbėti Lietuvoje rusiškai. Ta prasme, tai yra labai lengva patogi aplinkybė. Bet kuri vakarų šalis ką darytų, tai reikalautų labai greitai išmokti valstybinę kalbą. Ta visą 20. Dabar ten yra pakreitimo su multikulturalizmu, kada iš esmės leidžia migrantams gyventi kaip tik jie užsimano. Visi jau faktiškai vakarų šalių lyderiai įgarsino ir viešai pasakė, kad tai yra žlugęs reikalas, tai yra bloga politika, kuri veda į aklavietę, bet ant jos kartą užlipus į tuos bėdžius atsistojus labai sunku ją pakeisti, labai skausminga ir niekas kol kas nelabai randa gerų būdų, kaip išlipti iš to multikulturalizmo, bet visą 20 amžių akivaizdi politika JAV, Prancūzijos, Jungtinės karalystės, visų didžiųjų tokių pavyzdinių šalių demokratinių buvo labai griežta imigrantų asimiliacija. Visi privalėjo ir sėkmingai išmokdavo valstybinės kalbos ir jie kalbėdavo. Lietuvoje to visiškai nėra. Mes net aukščiausių lygių, net jeigu skiriam pinigus, kad atvykusiai į Lietuvą legaliai atvykusiai, aš nekalbu apie nelegalus, legaliai atvykusiai čia dirbti, išmoktų valstybinę kalbą ir integruotųsi tiek į visuomenę, tiek į rinką. Visų interesas yra, kad ypač paslaugų sektoriui žmonės mokėtų valstybinę kalbą ir galėtų susikalbėti, bent minimaliai. Čia ypač su pavėžėjais tas turbūt aktualizuojasi. Valstybė nesistengia. Būna skiriami pinigai, tie pinigai nepanaudojami. Už tai atsakingos ministerijos nesukuria programų, tiesiog organizacinė prasme nesuorganizuoja grandinės, kad skirtos lėšos ir politinė valia pavirstų realiais kursais tiems atvykusiems į Lietuvą mokėti valstybinę kalbą. Ir šita problema, ji nėra finansų trūkumo problema, ji nėra kokia nors kita problema, kad tai neįmanoma, tai yra nenoro problema. Lietuvoje nuo kasdienybės mūsų eilinių piliečių besipiktinančių virtuvėse iki aukščiausios valdžios, vyriausybės, sakyčiau, yra toks mąstymas, kad kaip tu čia reikalausi Lietuvoje mokėti lietuvių kalbą, kas mes tokie, kad reikalautume. Bet tuo tarpu, pavyzdžiui, tam pačiam rusui ar baltarusui, tai yra savaime suprantama, kad reikia mokėti rusiškai. Jie net būdami kitoje šalyje, kur nėra jokio pagrindo reikalauti mokėti rusų kalbą, drįsta reikalauti, kad reikia mokėti rusų kalbą. Ir tai yra, aš manau, savivertės išraiška. Taip, mūsų savivertė diktuoja, kad nieks neprivalo išmokti mūsų kalbos, kas čia mes tokie, kad reikalautume. Nors kalbam apie mūsų šalį, kurioje šiaip jau valstybinės kalbos apibrėžimas, Lietuvoje valstybinė kalba lietuvių, konstitucijos pirmas skirsnis.
valstybinės kalbos apibrėžimas, ne iš teisės akto, iš esmės žiūrint iš principo, yra ta kalba, kurią privalo mokėti to šalies piliečiai. Privaloma mokėti kalbą toje valstybėje. Ir mes to reikalauti nedrįstam. Tuo tarpu šalis su didesnė savivertė, gali iki nukritimo ginčytis kiek pagrįstai didesnė savivertė, bet su didesnė savivertė, jos reikalauja ne tik, kad jų šalyje mokėtum jų kalbą, jos tikisi ir kitose šalyse, kad mokės jų kalbą. Nes jie mano, kad tai yra savaime supranta. Mums šito labai trūksta. Labai. Trūksta dėja ir prieš paskutinę laidos dalį mes pasiklausysim dar vienos dainos. XFM. Radijas gyvenimui. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Grįžtam į paskutinę laidos dalį su politologu Vytautu Sinica ir kalbamės, tiesą sakant, apie labai daug dalykų, bet jų ašis tai lietuvybė, pilietiškumas ir patriotiškumas. Tai Vytautai paminėjai, kad moksleiviam darosi kiečiau, kabutėse, kalbėti angliškai. Ir aš prisiminiau tokį pavyzdį, čia neseniai spaudoje pasirodė straipsnis, kur lietuvė pavardę savo mergautinę pasikeitė gyvendama užsienyje tokia neutralia forma. Ir jinai straipsnėje sako, kad žinokit, niekam čia neįdomu užsienį, mūsų tautiškumas, mūsų šaknis, mūsų vertybės. Ir aš tai galvoju, teko man šiek tiek pagyventi užsienyje ir aš atsimenu, kai studentė būdama buvau Jungtinėse Amerikos valstijose, jau pagal tą programą Work and Travel, ten visiems įdomi kelionė buvo, aišku, kaip į kosmosą į Ameriką. Ir aš atsimenu, bandydavau kažką kalbėti angliškai ir labai gerai ištarti, kad jau, ir aš atsimenu, man atrodo, aš taip gerai ištariau, jau kaip amerikiečiai. Ir pirmas klausimas to amerikiečio, su kurio kalbu, būdavo, iš kur tu? Ir man toks buvo, niekaip aš negaliu, bet aš su tuo supratau, kad aš esu kitokia. Aš esu kitokia ir tas yra labai gražu. Ir su tuo augo mano patirtis, kad priešingai negu ta žurnalistė, kuri tą straipsnį parašė, kad tiem užsieniečiam yra neįdomu, jeigu tu nežinai, kas tu esi ir jeigu tu kaip kopija. Kad ir kiek stengtumėsi kalbėti angliškai ar būti tokie, kokie ir jie, tu geriausiu atveju būsi gera kopija. Bet jeigu tu žinai, kas tu esi ir tautybė yra vienas pagrindinių asmens tokių skirtybės bruožų, ypatumų, kur daug ką pasako. Pirmas turbūt būtų lytis. Ir pirmose, man atrodo, 3 pozicijose būtų tautybė. Ir kad žmogus būtų savim pasitikintis, kad jis mylėtų save, kad galėtų efektyviai dirbti. Aš neabejoju, kad yra labai svarbu žinot, kas esi, turėti tada gerą savivertę ir mums reikia žinot, kad aš tikiu, kad mums reikia žinot, kad mes lietuviai ir tai yra originalas, tai yra geras dalykas, tai apie tai galbūt galima daugiau gal kažkiek tęsti, kokios tavo įžvalgos, prieštaravimai, komentarai. Sunku prieštarauti, aš labai pritariu ir, žinau, šiais laikais yra dar vienas baubu paverstas žodis - nacionalizmas. Skamba kaip kažkas labai negero ir turbūt su nacijais susijusiu absoliučiai ne. Nacionalizmas yra ta pati idėja, kurią minėjau, kad kiekviena tauta, kuri siekia, gali turėti savo valstybę ir valdyti save, tai ir yra nacionalizmas pagal apibrėžimą. Aš manau, kad net mokyklų vadovėliuose vis dar yra, bent kai aš mokiausi, tai būdavo apibrėžta, kas tai yra. Mūsų vasario 16, mūsų tautiniai atgimimai, kovo 11, tai yra nacionalizmas. Partizanų kovos, visos kovos už nepriklausomybę. Ir kodėl aš dabar apie tą nacionalizmą kalbu? Nacionalizmas remiasi būtent mintimi, kad visos tautos yra vertingos. Nes koks tas principas? Kiekviena tauta, ne kažkuri viena, ne kažkurios 10 geriausių, kiekviena tauta, kuri nori turėti savo valstybę, tai turėtų ir galėti. Aišku, praktikoje kartais tai nebūna įmanoma ir ne visiems pavyksta, bet principas yra toks, sakytume, protingas žodis būtų egalitarinis. Į visas tautas žiūrėti ir visas kultūras žiūrėti lygiai, kaip į vertas. Ir čia, kai pereini iš šitos moksliškos teorijos į kasdienį lygmenį ir į tuos įspūdžius, kuriuos pasakoji,
Tai, man atrodo, visiškai pasitvirtina, niekam ir neturi būti įdomu, kas tu esi ir kuo tu ypatingas, tau pirmiausia turi būti įdomu. Ypač kai esi kitur, tai kas tu esi ir kuo tu ypatingas. Ir tikrai dažnas įspūdis tų žmonių, bent jau kurie sąmoningai nebando išsižadėti savo unikalumo, tautybės ir kitų bruožų, tai būna, kad emigracijoje ir šiaip būdamas užsienį, ar studijoms, ar dar kažkokiam aplinkybėm, man kaip tik sustiprėjo mano tapatumas. Aš santykyje su kitoniškumu, su kita svetima kultūra, visuomenė, aš kaip tik stipriau suvokiau save ir koks aš esu kitoks ir kitoks, tiesiog nei gerai, nei blogai, bet kad savitumas yra kažkas ryšku ir gera. Nes būtent suvienodėjimas žmonių kultūrų prasme, nes tautos yra pirmiausia kultūros. Tautos turi organizuotis politiškai ir siekti turėti valstybės, viskas su tuo labai gerai, bet pirmiausia tai yra kultūra. Ar ne? Mūsų, kai mes sakom, kad aš esu lietuvis, tai yra kultūriniai dalykai. Papročiai, tradicijos, kalba, istorija ir taip toliau. Tai ta kultūrų įvairovė pasauliui žmonijai yra vertinga. Žmonija būtų beproto nuobodi ir nyki, jeigu tai suvienodėtų. Globalizacija, tas technologinis pokytis, kuris sumažino atstumus, komunikacijos, keliavimo greičiai, visą kitą, tai tikrai skatina maišytis pasaulį. Ir tai yra vienu metu ir iššūkis, ir galimybė. Ir ypač mažom šalims, didelė šalis visada suvirštins, ar bent jau turi daug didesnių šansų suvirštinti visus pokyčius, kurie ateina su migracija, su multikulturalizmu ir taip toliau. Maža šalis yra ta, kuri visada bus pirma eilėje išnykti šitame procese, nes ji maža. Ji maža ir ji negali daug suvirštinti ir ją pačiai yra labai lengva suvirštinti. Tai mes turim žiūrėti atsargiai be abejo į šitos dalykus, bet kiekvienam žmogui ir kiekvienai šaliai yra labai verta nuolat savo priminti, kad tol esi įdomus, kol kitoks. Ir kopijuodami kažką, 21 amžius yra visiško kopijavimo amžius. Pasižiūrėkim, ankstesniais amžiais tarp šalių skyrėsi apranga. Tu galėjai iš drabužių pažinti, kokios šalies tai yra žmogus 18 amžiuje. Tarp šalių skyrėsi architektūra. Tu vaikščiodamas po miestą galėjai pasakyti, kokios šalies tautos miestas iš namų architektūros. Dabar nebesiskiria. Dabar yra tos pačios mados visur. Tarp šalių skyrėsi muzika. Dabar vis labiau nebesiskiria. Ir taip toliau. Kultūra yra globalizuota. Tie pokyčiai vyksta vienodėjimo linkme. Vienodėjimas nėra joks laimėjimas. Tai yra praradimas. Mes gyvenam didžiulio kultūrinio lobyno, taip pavadinkim, praradimo laikais. Ir yra rimtas reikalas, aš sakyčiau, ir yra apie ką pagalvoti, kaip mes galim, ir čia vėl grįžtam prie to pilietiškumo, kuris turėtų būti orientuotas į dalykus, kurie apčiuopiami ir pasiekiami mums, kaip mes galim bent truputį prisidėti prie to, kad tos įvairovės išliktų. Ir čia truputį paradoksalu, nes tas ideologinis politinis žodynas yra dabar, kad patys liberaliausi ir kairiausi žmonės kalba apie įvairovę, kaip čia reikia įvairovės, ar ne, diversity. Bet bandau išrišti dabar tą paradoksą, kai jie kalba apie įvairovę, jie nori, kad ta įvairovė vyktų vienoje visuomenėje. Kad suvažiuotų žmonės iš skirtingų tautų, kultūrų, religijų, rasių ir taip toliau ir kuo labiau maišytųsi. Kas atsitiks tada, aš teigiu ir sakyčiau, kad 20 amžiaus antros pusės ir mūsų dienų istorija tą liudija, tame maišymėsi viskas vienodėja. Kaip blendinant kokį nors kokteilį. Tu sudedi skirtingus spalvų vaisius ir gauni dažniausiai gan rudą tą galutinį rezultatą. Tai tas pats dalykas kultūrinė prasme vyksta, kai mes kuriam tą multikulturalizmą, tą įvairovę, kaip ją vartoja leftistai kairieji. Tikroji įvairovė žmonijos mano galva išlieka būtent tada, kada skirtingose šalise yra puoselėjamos skirtingos kultūros. Ir jos tengiasi ten išlikti skirtingos. Ką tai reiškia? Šalis gali priimti užsieniečius, šalis gali priimti pabėgėlius, darbo migrantus, dar kažką, bet ji turi viską daryti, kad joje liktų jos kultūra. Kad tie žmonės, jeigu jie nusprendė čia gyventi, sieti savo ateitį su šita šalim, tarkim su Lietuva, tai jie įsilietų į tą lietuvišką kultūrą. Ir kad egzistuotų pasaulyje ir niekada neišnyktų lietuviška kultūra, lenkiška, britiška, nežinau, meksikietiška ir taip toliau. Nes kultūros gali išlikti tik tol, kol kažkur pasaulyje yra vieta, kur jos, dominuoja, kur yra jų vieta, jų namai, taip pavadinkim. Kai tik susimaišo, jos vienodėja. Aš pabandžiau pateikti pavyzdžių, kaip tai reiškiasi. Ir būtent tas maišymasis yra įvairovės naikinimas. Nors mes kasdienybėje nuolat girdim, kad jeigu turėsim labai įvairią individų lygmenį visuomenę, kur gyvens, nežinau, vienoj laiptinėje visų įmanomų rasių ir kraštų žmonės, tai bus labai gerai, bet iš tikrųjų tokia visuomenė ne per 10 dienų, bet pavyzdžiui per 10-15 metų, jį juda vienodėjimo linkme. Tu visose šalyse turėsi tokią pačią sumaišytą visuomenę,
čia maišyta, aš turiu galvoje ne kažkokią rasinę, biologinę prasme, pamirškim šitos dalykus, su jais baigta prieš 100 metų, apie kultūrą šneku, apie skirtingą elgesį, skirtingas išraiškas, madų, valdžių, muzikos, architektūros, viso kito. Todėl mes paradoksaliai, jeigu norim žemėje įvairovės, kultūrų įvairovės, kur yra vertinga, aš bent šventai tikiu, kad yra vertinga, tai mes turim saugoti, kad atskiriose žemės vietose, mūsų šalyse, mūsų atveju Lietuvoje, tos vietos kultūra išliktų. Ir tada galėsim, tikėkimės amžinybę, bet bent jau nenumatomai ilgą laiką lankyti vieni kitus ir matyti, kaip skirtingai pasaulyje gyvenama, mąstoma, elgiamasi ir galų gale tikima. Mūsų laikas ištirpo ir Vytautai, ką pasakytum klausytojams prieš atsisveikinant? Ką palinkėtum galbūt? Linkėti sunku. Grįžtim gal prie pradžios, aš manau. Yra teisingas vis dėlto tas principas, kad pradėkim nuo mažų dalykų, nuo savo asmeninio gyvenimo ir tada nuo to, kas yra apčiuopiama, ką tikrai galima pakeisti. Ir pagalvokim prieš ką nors darydami, ar tuo veiksmu galim ką nors pakeisti. Jeigu tikrai nieko negalim, tai rinkimės kitą. Nesirinkim nieko nedaryti, bet paieškotim to veiksmo, kuris galėtų turėti apčiuopiamus padarinius. O aš prieš atsisveikindama dar palinkėsiu visiems didžiuotis, kad esam lietuviai ir būti galbūt geriausiais savo originalais, o ne kažkieno gera kopija. Jūs klausėtės laidos Jaunimo kodas, kuri yra projekto Laikas klausti ir suprasti dalis. Šį projektą iš dalies remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Tai su mumis buvo politologas daktaras Vytautas Sinica ir aš Jūratė Kriščiūnaitė. Iki.